vis dar žmonėm neaišku, kuo skiriasi laiptinė nuo narvelio. Mes dabar čia, čia cukraus kažkokią reikia biškį užspaikinti, užhaipinti tenai karočią, kad galvytė veiktų, bet ne per daug, nes po to krešins. Seni, eini ir sėdi ir darai. Jo. Aš skolindavau daugelį tamagočiais, man duoda sarelių. Milijoną mėgių padaro. Sudeda į milijoną dėžučių ir visos į panevėžį. Aš toks, žinai, žvenk, pradėjau, sako, tu nežvenk, tau mašinai sėdi. Atvežė. Epizodą pristato City Rush. Sveikos mitybos rinkiniai visai dienai tiesiai į namus. Užsisakykite pirmą kartą 20% pigiau su kodu kioskas. Visa informacija video aprašyme. Labas rytas, laba diena arba labas vakaras, priklausomai nuo to, kada žiūrit. Su jumis vėl varom į lauką naujausias epizodas. Šiandien turim dar vieną labai ypatingą svečią, tai yra komika, laidų vedėja Mantą Katlerį. Labas, Mantai. Kokią laidą švedu? Galvok, čia neprigaus man. Labas. Ar aš kažko nežinau, nebevedžiu. Ne, aš nevedėjais, aš kapitonas. Nu, bet vis tiek. Tai gali sakyti TV laidų kapitonas. TV laidų kapitonas, gerai. Paskui įdėsi. Jo, Žurauskas vedėjas. Gerai, atsiprašau Žurausko ir tada sveikinamės dar kartą, labą dieną. Gerai, tu irgi nenorėtum, kad tai iš tavęs anekdotų klaustų. Esi stand-uperis. Nu taip. Gerai. Klaunas. Aš ne klaunas, aš tą žinau, aš pasitaisys, dabar jau nuo to laiko viską, dabar jau tik kapiton vadins. Gerai. Tai man tai mes tradiciškai pradedam nuo tokio labai paprasto testuko, užduosiu tau 4 klausimus. Jeigu bus labai sunku, aš duosiu atsakymo variantus, o jeigu nereiks atsakymo variantų, bus daug paprasčiau. Gerai? Jūs 90s čia taip liberaliai žiūrit, galite 8-5 būt dar, ne, 2003, gali būti. Čia toks ilgas laikotarpis yra mūsų. Mes labiau mindset. Taip, priklauso nuo to, kaip tu galvoji. Negu 10. Jeigu aš noriu, kad 2015 būtų 90 ir bus šiandien. Gerai, tai važiuojam. Pirmas bus toks labai lengvas klausimas. Tai kas lietuviškai garsina Simpsons? Džiugus Saursaitis. Teisingai. Pirmas. Vienas? Taip. Nu, prieš tai dar buvo vienas bičius, bet jau jo nebėra. Ir nebeigarsina. Moterų nebuvo. Ne, bet Simpsonų filme buvo. Žinai, kas sėkinga, kad Simpsons ten įgarsina ten po 7-8 charakterius vienas žmogus. Yeah. Čia, ten Hank Azaria, pavyzdžiui. Čia balsų meistras, Džiugus 60. Taip, ir nieks nepasakys. Ir prisėdi be darbo. Ne, va jis yra vedėjas. Jis vedėjas, teisingai. Gerai, kitas klausimas. Koks, čia bus toks tricky klausimas, aš manau tau. Koks pirmas realybės šou Lietuvoje buvo? Aš atsimenu Akvariumą pirmą. Bet Robinzonai buvo anksčiau. O čia realybės šou Robinzonai, ar ne? Taip. Robinzonai anksčiau, man atrodo, buvo, ar ne? Blema. Tada aš atsimenu Vilpas draugelių gimtadienį, ten kokio 7 klasėje, mes šnekėjom apie Robinzonus, bet dar apie Akvariumą nešnekėjom. Tai Robinzonai gal. Teisingai, Robinzonai, taip. Nes mes irgi kalbėjom, kai ruošiamės laidai, kad daug kas galvoja, kad Akvariumas yra tas pirmas, realybės šou, bet iš tikrųjų tai Robinzonai buvo. Bet realybės šou, žinai, čia irgi tas, kaip ir su 90s, plati savo. Nu, čia kaip toks žaidimų, bet jie turėjo išgyventi, juos filmavo, tai kaip... Šiaip jo, jos kameros nutaikytos, jie gyvena, jie išpažintis dar. Vat kas padaro realybės šou išpažintis? Taip. Trečias dabar klausimas. Kas vienyje žodžius Baltija, Junga ir Trupuks? Du ledai yra. Tai tada spėjai Junga. Junga buvo atrakcionas parke, Panevėžy. Jo, bet čia ir atsimeni? Ne, aš Junga. Neatsimeni? Ne, aš atsimenu tik tai Velnio ratą. Buvo, tiesiog laivo kapitonu buvo ir... Bet čia parko gatvė, kur buvo. Jo. Važiuoji ratu ir, tiek amplitudė tokia. Jo. Ne, ar vaikams. Aš jau kai aš jau į tą Ramunę, nevadinas tas kits, kur sukdavos irgi. Atsimeni? Ramunė. Ramunė. Jo, tai va, tam esu buvęs, o tam apžvalgos rate nebuvau, bet aš nesigiliu. Velnio ratas. Nes tau negalim. Man negalim sakyti. Širdis. Ar mušinėjai mane ir nežinau dėl ko. Šventintis, nebent šventintum. Tada sakyti, arba be vienos raidės reikia sakyti Elnio ratas. Vis supras. Tai ledai spėjai. Ledai, teisingai. Ir ta pats paskutinis klausimas, čia irgi toks tricky ganėtinai, bet daug ir žinojus, kuri iš šių grupių nekoncertavo Lietuvoje niekad. Scooter, Linkin Park ar U2? Scooteris tikrai buvo.
Bonėm buvo. Dabar sakys, ką žinai, ne? Panevežį dar, blemba, buvo Bonėm. Buvo, kurie nebuvo. Nu, tai gerai, YouTube ar Linkin Parką, ne? Jo. Kuris nebuvo. Negalėjo atvaryti YouTube čia, kai griuvo sienos, žinai, nes ten Maskvoje didžiuliai konsai, karočią, raudonoji siena sugriuvo gal YouTube. Linkin Parkai žinau, kad turi labai didelį fanbase Lietuvoje. Nu, visiems patiko. Nu, tai gal jie galėjo atvažiuoti. Bet aš kaip nesu koncertų ėjikas, tai neužfiksavo. Pala, aš galvoju, Linkin Park buvo Lietuvoje. Ar YouTube buvo? Linkin Park, sakyčiau, Latvijai buvo, o YouTube Lietuvoje buvo. Ir čia ta finalinė. Jo. Ne, Parkai buvo Lietuvoje. O YouTube Latvijai? Jo, YouTube nebuvo buvo. išvis. Kol kas bent jau, kiek mano žinios siekia, Lietuvoje nebuvo, bet įdomus faktas, kad, man atrodo, dabar tik jeigu nesumaišysi, ar ne su YouTube buvo, kad jų tribute bandas buvo Lietuvoje. Bet vat, jie patys dar kol kas neatvyko. Nu, tai tas tai pauzeris yra, aiškiai, jisai čia už pasaulius, vien pasaulis pabaltė, nebuvo Pitbullis, Mr. Worldwide. No. Ir va čia yra Mr. Worldwide. Tas tai ten šaibus pasimt. Gerai, man tai aš noriu, kad mes pereitume tada jau į tą 90-ųjų tokį formatą. Ir pirmas klausimas, kurio aš visą laiką klausiu žmonių, jis yra toks labiau gal filosofinis, bet man labai svarbus. Su kuo tau asocijuojasi būtent 90-ieji, 2000-ieji, apie ką tu pagalvoji, kai išgirsti šitą žymą laiko? Nu, sen. Mes įsikėlėm į tulpės į tą, to blokinį namą. Jo. Aš galvoju, jis Chruščiovkė vadinas, bet jie ne Chruščiovkė mane vadinas. Blokiniai, taip. Blokiniai, ne Chruščiovkės, ne? Man atrodo, kad Chruščiovkė vadinas. Aš visą gyvenimą jį vadinu Chruščiovkė, Jo. nes 60's statytas, ten 70-ame, kai Chruščiovas buvo, bet kažkaip jie blokiniai tiesiog vadino. Chruščiovkės yra kažkokie kitokie tipo. Tai man būtent šitie blokiniai namai, šiaip mes atsimenu darė man tai kieme. Jo. Mes į vieną fotkę sudėjom viską. Laiptinę, Jo. kas narvelis yra. Vis dar žmonėm neaišku, kuo skiriasi laiptinė nuo narvelio. Laiptinė yra vidinė dalis. Taip. Laiptinės. Nu tai. Išorinė laiptinės dalis yra narvelis. Man tai aišku. Man tai žiauriai aišku. Tai jeigu sakys, sustinkam laiptiniai, tai kur? Apačioj, pas tave, prie tavo durų. O narvelį, tai narvelį. Man šits tada klausimas irgi labai dar kirba, nes aš, pavyzdžiui, kai važiuoju su Boltu, tarkim, Kaune, aš dar noriu pasakyti, kad prie to ir to narvelio. Ar tu dar sakai šitą, ar jau paslėpti? Aš jau nebevarau tokius namus, kur yra narvelį. Aš jau varau, kur nami draugs gyvena. Ne. Jau tau nebėr poreikia. Aš nežinau, ką aš Chruščiovkėj veiks. Gerai, kas iš įdomesnių gal tokių dalykų, ne? Originalesnių biškių. Tas toks, man su pop art festivaliu. Atsimenu labai, žinai, nedaug dalykų būdavo, kas buvo įdomu žiūrėti per teliką. Jo. Tas buvo arba labai įdomu, vat kaip koks taip ir ne, arba visiškai ten kažkokias publicistinės laidas labai populiaru buvo ant kranto, prie kranto, srovės, abipus sienos. Visi ten verkia, karočiui, kaip gyvenims, koks hujovus yra. Aš laukdavau vasarą, nes būdavo festivalis Pop Arts, ten suvažiuodavo geriausi atlikėjai. Den 3, den 4, den 5, man atrodo, man dar 7 metai buvo. Aš jau ten turėjau kasečių netgi. Kiekvienais metais, va čia va būdavo muzika smagu tuo, įvyksta festivalis, kažkoks bam kasetę paleidži, žinai. Gali klausyti tų pačių dainų. Būdavo toks kaip bendrumo jausmas, žinai, tipo. Plus gali nueiti į turgus, aišku, turgus Panevėžio, Gariūnai. Nors Gariūnas mes ten buvau 3 kartus gal gyvenime. Ne, tam Gariūnai, jeigu Panevėžį ir dar mašinų turgus, jeigu važiuoji. Jo. Šį mašinų turgų varydavau pavalgyti. į centrinį turgų žaidimų pirkti. Jo. Nes nuo 8 klasės jau tenai būdavo po 2 litų, pardavinėdavo visus tam. Atsimeni, koks pirmas žaidimas buvo, kurį žaidė? Kontra jaučiu pas pusbrolį. Jo. Labai patiko. Neatsimenu, kuri kontra, bet, ten
Džiunglių level, pirmas levelis buvo džiunglių levelis, Jo. kur vienas vandenį, apačioj bėga kitas viršuje, žinai. Tada NBA Live 95, tai buvo pagrindinis, 95, tai iki 2000 beveik. 95. Nedaug kas keitėsi. Jo. O tada jau, kur pakeitė gyvenimą, tai GTA 3, čia jau buvo vėliau, bet ta žaidimus pakeitė visą supratimą. Nes aš galvoju, kad visą laiką žaidimai ir bus tokie, žinai, ten bėgioji šokiniai šaudai arba į ką šmėtai. Ir tada sakau, blemba, visgi gaminimas ir ne tik mokyklos reikalus. Nu, man, pavyzdžiui, buvo, žinai, va, tas, kuris kažkaip, kurį aš labai ryškiai atsimenu, kad apsidžiaugiau, kaip parnešė, tai Mortal Kombat 3 buvo. Čia man buvo didžiausia šventė ir dar dėžutį, gražioji tokio, žinai, viską atsidarai ir tas. Man patikdavo žiūrėti, aš atsimenu, dar Staniūnuose, kai gyvenau, eidavau į kompiuterinę, tiesiog žiūrėti, kaip kitas pizdinas. Mortal Kombat, nes pats aš man muštynės ne mano dalykas. Staniūnas gyvenai? Gyvenau prie laidojimo biuro, gyvenau. Tai yra? Kelis metus. Tai va. Jo, aš 72 gyvenau Staniūnu. Aš gyvenau, kaip taip šnekam, kai atvažiuoji iš Vilniaus, pravažiuoji kapines, iškart suki dešinę pralaidojimo rūmus, važiuoji to to keliuko, po kairę garažai. Taip. Ir kai privažiuoji iš karto toks parkingas didelis ir ta aikštė tokia, ten kažkas buvo ir pirmas namas po kairę. Tai čia priešais kapinis, realiai, šoninė kapinora. Jo, aš atsimenu. Aš žinau, kad ten geriau nei. Blema, mes prižiūrėdavom. Bet čia taip visai gražiai perėm prie tos pirmos temos, kurie yra būtent tas kiemas. Ir man visą laiką įdomu paklausti žmonių yra ir kas labiausiai mane domina, tai va tos kiemo panetkės. Ar pas tai kieme tiek Tulipėse, tiek Staniūnuose, ar būdavo tos, kokios vyraudavo kiemo panetkės, kurių reikėdavo laikytis, nežinau, vietos, į kurias neit, arba ten žaidimai kažkokie specifiniai, dar kažkas, ar būdavo tokie dalykai. Panetkės, tai kalėjimo panetkės, ta prasme, pas mus, žinai, Marozai valdė kiemą, bet man labai pasisekė, kad turėjom tų bernų, kurie nenorėjo būti Marozais. Tipo, fulę žaisdavom, žinai, visada surinkdavom, visada komandą surinkdavom fulės. Komanda prieš komandą užtekdavo mūsų kiemą, žinai, tipo. Mes tas panetkis nelabai, gaidys būdavo blogiausia, kaip gali pavadinti žmonės. Jo. Jau čia turi kažką daryti jau tada. Taip, privalai daryti kažką, jeigu taip gaidžių pavadina, turi arba trenkti, arba tu pats gaidys. Nusimest. Bet šitas yra, bet tas ir iki šiol, aš esu kažkada, man atrodo, gal ir tau pasakojau, esu daręs eksperimentą, aš šiaip klausiau panevėžiečių bernų, koks yra baisiausias žaidimas ir gaidys ir yra va, tas žaidimas. Manau, kad bus koks didesnis. Jo, nes va, tas būda baisiausias, turbūt, ką gali pasakyti. Jeigu mes kažkur geriam, pas kažką, tai atvarys Marozai vis tiek, patikrint. Įsimes bandys, jeigu neįleis, nupis skambutį. Ai, ne, tokių būdavo. Tokias panetkas. Nes šitą, kad ten banda įsiveršti, aš esu girdėjęs, bet, pavyzdžiui, kad skambutį bandytų ten pavogti ar kažką, tai man nėra tekę girdėti. Nes tada, bet jie, žinai, kur taip, kur nupis skambutis, tada grįžtų tėvai, kodėl skambučio nėra. Tai balius buvo, nebuvo, tai kodėl skambutis nupis, tada tai jau metus nebebus balius. Tada, žinai, kur taip, jeigu mes neįsim, nieks neturėjo. Bet šiaip, žinai, jeigu ne tos panetkės, aš kitoks žmogus pats būčiau. Ir komikas kitoks. Manai, kad... bet manai, kad padėjo tas mums kažkiek, tu gal iš savęs daugiau žinai šitą dalyką. Nežinau, šiaip, kad užaugau Panevėžyje, aš nesigailiu, gal biškai būtų norėjęsi, būčiau gal kitaip kai kurios dalykus dar, žinai, būčiau gal ne tik bandęs apsiriboti savo kiemą draugais, būčiau ėjęs bendrauti su kažkuo iš aplink, nes mes tokiam vakume gyvename, žinai, taip pat ten tie patys 15 veidų ir daugiau nuo 8 iki 17 tie patys 15 žmonių, žinai, taip pat. Bet šiaip Panevėžys davė daug, nes, tas komedijos, tas taimingas, supratimas, iš ten ir atėjo, žinai, taip, būčiau augęs Kupišky, nežinau, ar būčiau komikas, žinai. Nes ten pakankamai būdavo juokingų žmonių, nes pabūni su Marozais, jie savo humoro jausmą turi, tada savo draugelį, žinai, jie turi, ir tada tą best of both worlds kažkaip apjungi, žinai, taip. Nes aš kažkaip atsimenu dar tavo vieną mintį, kurią tu man esi sakęs kažkada, kad
dėl ko deliveris gali būti geras Panevėžiečių, nes turėdavo žinot, kaip išsikalbėti, kad tavęs neprimuštų ir panašiai. Jo, icebreakeris turėjo būti. Jo. Nes dažniausiai būdavo arba marozai ir arba dvi marozai, žinai, ir toks sėdė. Nu, arba prajuokins, arba reiks varyti namo. Greitai. Mes millennialsai stengiamės viską atlikti tobulai. Norime naujų, švarių, tvarkingų namų, norime gerai ir tobulai atlikti visus darbus, o kur dar valgio rūpesčiai. Čia į pagalbą ateina City Rush. Jie gamina šviežią subalansuotą maistą, kuris kiekvieną dieną vis kitoks. Ir pristato į namus Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Kas man labiausiai patinka, kad jie už mane suskaičiuoja visas kalorijas ir makroelementus. Galite rinktis nuo lengvo 1000 kilokalorijų rinkinio iki rimto 3000 kilokalorijų sporto kūro. Atiduokite šitą atsakomybę profesionalams ir tiesiog mėgaukitės laisvu laiku, o kad būtų dar smagiau išbandyti, naudokite kodą kioskas. Jis suteiks net 20% nuolaidą pirmajam jūsų užsakymui. Varom valgyti skaniai. Iš kiemo aš noriu, kad mes persikeltume dabar į mokyklą. Kiek mokyklų tu lankėjai Panevėžy? 3. 3, ne? Jo. Kokia pirma buvo? Žemynos. 14. Tada Nevėžė. Tada neatsimenu, kaip. Nu, Nevėžė. Bet tada vadinasi vidurinė. Ja. Tada Balčikonis. Balčikonis. Nuo kelintos? Nuo 5. Į Balčikonį nuo 5 Ja. pereik. Mes buvom jauniausią kartą. Ir tada naikindavo vis. Ir mus visą laiką duhindavo vis. Nes mes 5 metus, kiek? 5, 6, 7. Iki 10 klasės, kai atsirado 9-okai, mes buvom jauniausi visą laiką. Bet man va tada irgi šiaip kyla klausimas, nes čia tokia, man atrodo, vis tiek naujovė buvo, nes jau tada Balčikonis buvo gimnazija, ar ne? Jinai vadinos gimnazija, bet buvo 5-okai. Jo, bet sakau, nes aš atsimenu, kad mano mokykla Paltaroks irgi buvo išskirtinė to, kad gimnazija buvo nuo 1 iki 12 klasės, ta prasme, ten vieną gal pirmųjų kažkaip skaitės. Ir man va įdomu tada, kalbant apie patį Balčikonį. Mes gimnazija žodis yra vis pirma, gimnazijum yra sporto. Jo. Aš nesuprantu, kodėl gimnazija vadinas, bet aš galvau, kad Balčikoje gimnazija, nes ten sustiprint. Gimnazijai sustiprint. Nu taip, nes viskas. Galvodavom. Jo. Bet tai buvo? Buvo taip, sustiprinta, taip, manai? taip. Pavyzdžiui, tai gerai, žiūrėkime Balčikonį, grinai. Balčikonis yra laikoma ir dabar ne tik Panevėžy geriausia, bet ir Lietuvoje viena iš geriausių. Tai ar tau, pavyzdžiui, man ir įdomu šitas dalykas, nes aš Balčikonį nelankiau, ar tau, bet dabar iš to tavo klausimą suprantu, kad atsakymas bus neigiamas, ar tau jautės tas sustiprinimas, nes vis tiek ten turėjo būti, sunku. Ne, sąžiningai jautės, nes ką mes ten, kaip mes 4 klasėje, pavyzdžiui, darydam knygų apžvalgas. Jo. Ten tipo, turėdai perskaityti knygą, Jo. Ir parašyti pagrindinis veikėjas, apie ką knygą, kaip pasibaigė ir nupiešti vieną sceną iš knygų. Ir aš nuėjau seniai 5 klasę, Balčikonis, knygos aprašymą man atneškit, tipo, aš atnešu tą, kas čia sakai? Čia neskaitį, sako, gali, kas čia atneši man? Nu, nežinau, mes taip knygų suanalizuodami. Šitos parašyta apie ką knygą, pagrindinį veikėją ir kai baigėsi, tu gali atsivertęs pirmą puslapį. Jo. Vidurį kažkur ir pabaigą ir vieną pastraipą paskaitys. Bet tau nebuvo, kad mokytas, tau čia nevėžys, kad čia dora. Ne, taip nesakė, bet ten greit, realis. Šiaip aš ten buvau, savo klasėje, aš ten nevėžį geriausiai mokiausi, tikrai aš ten neturėjau beveik kito pažymio par 10, ir nuvariau tada laikyti vidinių egzaminų stojimą. 4 klasės nublemba matematiką iš 20-10 surinkau. Ar atvirkščiai, gal iš lietuvių 20-10 surinkau. Ir ten reikėjo, kad beveik maksimumą surinkčiau už matkės, kad įstočiau, tai surinkau už matkę 18-19. Okay. Tai supratau, kad biški yra gepas, kur kiti iš kitų mokyklų ateina, ten žinai. O aš ten atrodo geriausi šūliai, klasėje mokinuosi, tai aš... Bet ir šiaip... Be problemų įstos. Kaip tada tas, man įdomu, nes jeigu ten vis tiek Balčikonį buvo spaudims, ne,
kaip jisai, nežinau, tavo kasdienybė, tarkim, veikia tada, žinai, nes tai, vis tiek tu turi daug skirti laiko mokslam ir dabar aš, pavyzdžiui, vat, kai pamatau, nežinau, vat, iš draugų kažkieno antros pusės, ten, pavyzdžiui, dar studijuoja ar kažkas, ar tie draugai studijuoja, žinai, ir tie, kurie jaučia didelį spaudimą, tai atrodo, jie nieko kitą ir nedaro, tik studijuoja pastoviai, žinai. Tai kaip, pavyzdžiui, tavo, vat, kaip tada koreliuodavo tas kiemas, apie ką mes kalbėjom, žinai, su tuo, kad tau reikia belekiek mokytis, kad tu išsilaikytum, nežinau, čia dabar labai dramatiškai nuskambės, bet vandens paviršių, žinai, nes daug labai įtampos tarsi turėtų būti. Galva virš vandens. Jo. Taip, buvo ne vieni metai, kai į popietinę eidavau. Jo. Ten su draugais realiai tik savaitgalį susitikdavau. Tai tas būdavo lengviau, tipo lengviau atskirt, nes tada tu grįžti vakare, ten įsivaizduok žiemą, eini šūlė jau tams. Jo. Būdavo pamokos trečią prasidėdavo. Taip. Kai kurios, žinai, tu eini jau temstu. Tada grįžti tamsu, aišku. Tada iš ryto namų darbus pasilieki, visi šūliai, tai pasidari namų darbus, jeigu lieka laiko su PlayStation pažaidė ir eini į mokyklą. Jo. O vėliau, nežinau, jeigu tu gerą beisą pasidarai, jeigu tu nedarai nesąmonį pirmus 6 metus mokyklai, tu supranti maždaug dalykų, žinai, kaip supranti matematiką, žinai, supranti lietuvių, tą išmoksti skyrybą, tam žodžius rašyti, nes tada galva geriausiai veikia iki 6 klasės. Jo. Tai jeigu tu tą pagrindą pasidarai, yra lengviau po to, nes jeigu tu paleidi, žinai, per anksti tą padedi bybę ant mokslo, tai tada ir viskas, tu nebegrįši prie jų. Jo. Tu negali padaryti 7-8 klasiai ten pertrauką iki 9, tad galvoji, aš susimsiu 11. Nebesusimsiu, žinai. Bet man, žinai, dar vienas dalykas, ką tu pasakei, ir man atrodo, kad čia irgi buvo toksai 90-ųjų, ankstyvųjų 2000-ųjų dalykas, bent jau aš dabar nežinau, kad toks dalykas egzistuotų, tai tos pamainos, tai tu toks visas kaip į darbą eitum, žinai, jau tipo nuo pietų. Išeidinėjai, vyresnį, liūdnį, išeini. Nesąmonė, tai įsivaizduok socialiniam vaiko gyvenimai, kur tu nori henginti su draugais, žinai, tipo, visiškai nesustinki. Su niekuo. Prasme, 2 metus draugų nematai. Bet man tas ir įdomu yra, nes čia gal irgi tie, kas klausys, nežinau, ar gal jaunesni, žinai, to dalyko nebuvo. Tai kaip, pavyzdžiui, tu sėdi pamokose vis tiek, kokią 5 valandą vakar, tu sėdi 3 pamokoje, taip išeina, žinai, maždaug tenais. Ir... žinai, jaunas vaiko organizmas, tai nėra to, kad ten mes dabar čia cukraus kažkokią reikia biškį užspaikinti, užhypinti tenai, kad galvytė veiktų, bet ne per daug, nes po to krešins, seniai eini ir sėdi ir darai. Jo. Ir neįsipisinėjai. Jeigu reikia tau 9 vakarą kūno kultūrą, būdavo paskutinė kūno kultūra, 9 vakarą, ir po jos eit namo žiemą, žinai, vis šlapis, be dušo, užsimėt strikytą hujarin 30 minučių iki namo. Sakau, aš to dalyko, mes niekad, man atrodo, buvo viena mokykla, kur aš turėjau turėti popietinę, bet vien dėl to, neėjom į tą mokyklą, viena iš priežasčių buvo, kad popietinės pamokas yra. Su tokiu gimstamum popietinį nebebus niekad. Šiaip neužpilda. Dienos pamainos neužpildo. Tu vėl apie darbą šneki, žinai, ir pamainos neužpildo. Neturi, manau, vaikai pergyventi popietinių. Gerai, aš dar norėjau apie pačias pamokas irgi paklausti, tokio gal irgi labai klasikinio klausimo, tokio anketinio, žinai, iš tų laikų anketinio, kokios buvo mėgstamiausias ir nemėgstamiausias pamokas, kur tu galėdavai kažkaip save geriau gal net realizuoti, arba geriau sekdavas ir kas. Per klasės valandėlį realizuodavau aš save. Pasiūlymų daugiausiai turiu. Klasės seniūnas buvai. Nebuvau, aš tas ir kad nebuvau, niekada ir nenorėjau, nes ten kitiem gykam, žinai, taip, tom panom, kurios nori stengtis tenai. Ne, aš visada esu tas, kur stebi šoną ir komentuoju. Ir čia reiks babkių nešti, nereikės. Kiek kainuos visiškai? Gerai, dabar šnekam, kikenam, kiek kainuos, kiek pat ant babkių, jeigu... Tai tu būdavai tas realiai čia, ne? Kur jau tu sutvarkydavai tą tokį, nežinau, piniginį balansą. Aš atsimenu, kai aš atėjau 5 klasę, man pato panas pasako 6 klasiai. Sako, tu šiaip, mes visus galvom, tu gražus bičsas. Bet sako, pradėjai ten, šnekėti, sako, nebepatikai ne vienai. Kur aš galvoju, mano, žinai, čia. Arkliukas. Pasirodo, aš, galėjau į to kelią. Ne, po to, žinai, neišgražėjau.
Bet vis tiek, vat, grūdinau, pralaužu savo tą, žinai, bandys bairis, matai, kas eina, kas neina, atsirink, pat atsirink. Nes kur tu daugiau bandysies, šeimoje. Tėvų nejuokins, žinai, mamas. Nes ten, Čia koks yra panevežėtis atsakymas tėvų nejuokin. nu, sen mokyklai sėdėdavau, va, kaip tu dabar įsitempęs. Namie sėdėjau. Sėdėdavau ir tik klausimus uždavinėdavau ir nesikiždavau. Bet gerai. Jeigu tu dar galėdavai klausimus užduoti, amas tai nebai visiškai įsitempsi, man atrodo, ne? Nes kiti ir neklausdavo niekada, tiesiog grįžt, pavalg ir mėgoti eina. Ne, aš tai humble boy. Mano motinos draugės viso, nei vieno negalėjo patikėti, ar aš komiku tapau. Bet tu Mantas, komikas, kur ateina aš, laba diena, tetas. Bet tu būdavai tas, Prašau, išeis. mamos draugė sakydavo, o kodėl man tai 10 galva, ne? Aš manau, jie statydavo mane kaip pavyzdį, jo. Nes mano motina duodavo, žinot. Jo. O Kitom. ar jin pasigirdavo dar, ne? Man jau gali daryti. Kuo daugiau girsis tais laikais, žinai. Kaip tu gali vaikų daugiau pasigirti? Nei kažkas kažką lanko, ten muzikalkę keli lankydavo. Jo. Bet nei kažkas kažkuo bus, žinai, toks tipo, nu lankai fulė, bet nebus futbolį. Nu tai, kad tau fulė visą laiką patikdavo, tai man atrodo, čia kaip ir žinoms toks fakcija yra, bet gal yra dar kažkokie sporto šakos buvo, kurios... Badmintoną. Ne? Esu lankęs badmintoną. Man toks nepanėžėtis sportas, aš nežinau. Nudėčiau, tai vis čia nudėčiau. Ne, aš dėl to tai aš nesistebė, bet man pats kaip konceptas, žinai, atrodo, kad toksai labai... Pasirodo, buvo, galim panežiūrėti badmintoną lankyti, bet su plyšu... Kaip burėjų lankyti? Jo. Bet su plyšu kiemė daug žaildavom ir buvau geriausias, sakykime, jo. Daugiausiai laimėjau, nes rašydavomės ten lentelis viską ir jūs galvojau, lemą gal palankyti, tai ten raketis žinai, reikia rakečių, karočiui. Nu gerai, nuvarėm mašinų turgų, nusipirkom raketis. Tai iš Vokietijos atvežtos, geras, bet žinai, su draugeliu dar pritravinau draugelį varyti tokį. Ir nes komplektas buvo 2 raketis. Tai jam, ne, tau prireiks, tikrai prireiks, pamatys. Nu sen, nuvarėm į pirmą treniruotę, pažaidėm, atvarom į antrą, pradėjo trukinėti tos raketas. Nu, trūkosi, liukas. Jau žiūri, kad muselė skrenda per vidurį. Jo, taip jau pink, jau liko raketai. Ir pas man draugelį irgi antrą treniruotę atsisakė. Sako, nu čia nėra geras raketas tie badmintonai, nes šiaip ten vyresni žmonės. Buvo ir vienas jaunas bičius buvo. Gal iš jo kažkas gavos, nežinau. Bet ten tokie 5-6 metų tokie tiesiog buvę Sovietų Sąjungos badmintonistai, žinai. Atsineždavo savo tinklą, ant tokių lentų paremdavo, net nebūdavo kur pritvirtinti, ten lentus 2 pastatydavo, karočiui. Ir sakau, kiek tokį normaliai raketą kainuoja? Sakau, 300-400 litrų. Eik savo. Paskutinis. Aš net motinai neužsiminiau, kad gali tiek. Ne, bet tai čia būtų keista, jeigu tu būtum užsiminę, žinai, nežinau, tokios sumas ant hobio. Kai motina salgi štuką litų. Jo, net. 900 gal. Be šansų būtų, man atrodo. Bet gerai, nu vat pradėjai irgi apie tos burelius šnekėti ir man va čia vat labai norėtųsi irgi pasilyginti, nes vis tiek tu biški vyresnis už mane esi, tai apie tas pramogas tų laikų, žinai. Nu, tipo, mano laikais jau kas atsirado, kaip vaikui, kaip paaugliui, nu, tai kas buvo bowling, žinai, jau kur, nu, norėdavai gimtadienį, pavyzdžiui, švęsti. Arba ten, aišku, kompiuterinės, nu, tai čia pas tave irgi jau būdavo, kaip tu ir minėjai, kompiuterinės. Koks tavo būdavo tas pramogų toksai, nežinau, paketas, ką galėdavai veikti, nežinau, arba kaip atrodydavo, nu, vat, nežinau, atostogas, sakykim. Nu, aš tai visą kešą leisdavau ant kompiuterinės. Visą kešą. Yeah. Dar kartais ledų nusipirkdavau. Yeah. Bet po to, kai jau gal kažkokių mergų galvojam pasikviesti, žinai, nu nesivesi kompiuterinį. Nors aš kompiuterinė jau, man atrodo, iki 10 klasės, nu labai ilgai, ta prasme, kur jau nueidavau, jau senis būrė. Jau parasdažiai. Ir tada nupirko PlayStation'ą tiesiog. 10 klasė jau. Ne, pala. Anksčiau biškį nupirko.
Ne, anksčiau nupirko. Nu tai gal iki 8 eidau, sakykim. Nes aš jau antrą PlayStation man nupirko, nieks neturėjo. Jo. Panevežį, nežinau, nieko aplink nežinau, kas antrą PlayStation turi. Nes buvo mano pasirinkti. Primesk, mano mama sakė, arba aš to nupirku PC, arba PlayStation 2. PlayStation 2. Ir seniai, aš taipinti nemoku. Aš antram kursė univerė tik tai gavau laptopą. Pirmą kartą kompiuterį. A ne? Jo. Bet va čia ir yra įdomus dalykas, pavyzdžiui, man PlayStation... Aš Excel Ne, aš irgi nevoks nors kompas daug. Aš man ne Excelis iki šiol. Toks nerastinis kompiuteris, žinai. Bet, pavyzdžiui, va čia įdomu, nes aš PlayStation kaip opcijos ir niekad neturėjau tokios. Nes buvo Sega ir tada po Segos tiesiog PC atsirado ir vis. Aš matai, aš dar užsidirbdavau už tą PlayStation. Ten jeigu kažkas koloj kažkam sakau, galite pas mane eit porą valandų pageininti, žinai, ten už 2 litus. Nu, davai, nes ten kompiuteriniai, ten 6 už 2 valandas, žinai, aš už 2. Laudavai. Nu, tipo jo. Plius darydavau turnyrus, fulės, Jo. kur versdavau mest pinigus ir taip uždirbdavau, nes, nu, aš laimėdavau dažniausiai. Nu, esu gal per 6 metus 2 gal nelaimėjęs. Jo. Ir aš taip uždirbdavau, ten mesdavomės ten po 4-5 litus, tai už pirmą vietą būdavo ten 15-20 litų. Per porą savaičių vieną turnyrą sulošiam. Aš dabar 2-3 litų plius. klausau tavęs ir aš galvoju, ant kiek aš šūdins, verslininkas būdavau. Nežinai, kas man verslas būdavo. Aš tiesiog Padirbinėt. Ką? Padirbinėt lopus. Ne, aš skolindavau draugelį tamagočiais, man duodavo sarelių. Mainais užsimdavau. Jo, Ne prekyba. Jo, pas mane buvo tas viduramžius dar senesnis, žinai, natūriniai mainai. Tai kažkaip dabar galvoju, kad reiktų perkratyti ir papurti tą mažesnį jūstą, kad eik užsidirbti kažkaip. Nes atrodo, galėjau, žinai, irgi tas Sega buvo dar kažkas, bet man visą. Ai, žinai, dar ant lipdukų leisdavau. Dalykiai, bet dabar pasaulio fulės čempionatas iš nostalgijos nusipirku albumą vieną. A ne? Jo. Bet praverčiu ten gal 500 lipdukų. Galvoju, žinai ką, naisi nusipirks lipdukų už 100 eurų. Jo. Va tiesiog, va. Ir kliuosi, žinai, 2 valandas. Jo. Žiūri, 500 ten lipdukų. Kiekviena komanda, tų komandų, kiam 8, dar kiekviena komanda ten po 12, po 20. Tai čia jau gal, čia dar daugiau. Čia da figai, tas vis albumas, emblemų visokių. Galvoju, nu gerai, nusipirksiu 100 eurų, užpildysiu 2% už to albumą. Nu vis tiek šūdų, žinai. Arba visą renki, arba tada nerenki. Nu tai. Tai aš turėjau, vienas buvo 98 lipdukų albumas, France 98, tai ten turėjau daugiausiai iš visų, kokie 8% jau visą albumą buvau surinkęs. O kaip, pavyzdžiui, tada, jeigu kalbam apie kolekcionavimą, kepsai kokie jau tu buvai per didelis, ne, jau nėra. Jau čia vaikai žaidė tą šitą dalyką, nes aš atsimenu su lipdukais, man vieninteliai lipdukai buvo, kuriuos buvau visus surinkęs, bet aš neturėjau albumo, aš nieks ir turbūt nežinojo, kad tie albumai yra, arba man nepirko, tiesiog Star Wars buvo, atsimenu. Čia vienam prekybos centre būdavo, perki kažką ir tau duoda Star Wars figūrėlį, ar ne? Ne, čia dar anksčiau. Tavai pakiuką ir... Čia buvo prieš kokį 10 metų buvo. Nu tai čia su tais visais papanauti. Jo, ir taip, jeigu perkite už 3 litų ar eurų ir tau duoda Star Wars figūrėlę. Jo. Ir netgi tą dėtuvę, kur visus sudėdavo. Tai va, o mes pirkdom kažkokį skanumyną tipo ir tu gaudavai tą vieną kortelę, žinai, ir tada, nu, ne kortelę, lipduką, žinai, ir turėdavai. Ir atsimenu, jų ten gal ar 3-5, 3-6 buvo, žinai, tipo, kad buvau visus surinkęs, bet žinai, ką tu ten tiesiog parodysi, gal su kažkuo pasimainys, bet iš principo tai ten nieko per daug ir neturėjo. Žinai, ko mums trūko? Trūko skirtingų saldumynų trūko. Labai vienodi buvo, visur labai šūdini tokie. O turėjai saldumyną, kuris patikdavo, nors vat, dabar gal kitaip spręsim, bet va tada, kur mama turėjo, nu, prašydavai, kad nupirktų, nežinau, ar dar kažkas. Blevo. Gal tie lietuviški nokofai, kur buvo Bounty nokofas, tiko? Tiko, jo. Jo, Ralis dar 2, nu tai buvo, jie ilgą laiką, jo, tešų gal 2. Nu, man tas tiko iki šiol, tas skonis yra nepamirštamas. Nepatiko. Nepatiko, kokia, nelabai, bet tu pažiūrėk į mane, aš jau mėgau, tai tiko. Jo, tie originalai geresni, aišku, buvo. Ai, atsimenu vieną, neatsimeni, būdavo tokie šokoladai $. Ne. Jo, turbūt neatsimeni, nes čia buvo dar kai Staniūnuose gyvenau. Jie kainuodavo, man atrodo, litą ir tu galėdavai rasti $. Tikrą $? Jo,
Nes jisai tokios formos, šokoladas ir doleris ant viršaus, tipo. Nu, Čia mūsų čiavis ir šokolado pasmės yra. Ir senė, ir kažkas rado ten iš mūsų staniūnuose tenai. Tai mes eidavom, gaudavom litą ir galvodavom, sen, čia geriausias dealas pasaulyje. Gauni šokoladą, šiaip buvo neblogas šokoladas. Jo. Ir dar dolerį gali laimėti. Aš neatsimenu. O doleris 4 litai, sen. Jo. Tu pasiketurgubini. Lėriai 300% pasikeli pinigus ir dar šokoladą O gauni. buvai radęs tu? Ne. Ne. Ne, aš gal pirku kokius 5-6 kartus, nieko neradau. Paskui pasidavai. Nu, aš galvoju, gal šis kemus. Visgi yra. Ir Ir gal- gali būti, kad net nerado niekas iš Jo, tikrųjų. jo. Jisai sakė, kad rado. Nu tai mūsų laikais, pavyzdžiui, buvo irgi va ką ir podcast'e ne vieną kartą šitam prisimindavom, tai tą, kad jeigu surinksi visus drakonų kovos lipdukus, galėsi išsikeisti į aprangą Sangoką. Ai, mes rinkom Simpsonų lipdukus. Jo. Iš kramtoškių tokių. Jo. Čia 6-7 klasė. Seniai nueini, nusipirki 20 gumų ir 2 skirtingi lipdukai. 10 tokių. Seniai, nueini, vat, mes pirkdom, kadangi iš to paties kiosko ir jų Jo. būdavo kokį 30 gal. Jo. 3 ar 4 skirtingi lipdukai, visada. Nes ten jaučiu visą dėžutę atneša, vat, megė. Vien megės lipdukai. Arba vien Homeris. Tada paima vien tokį, 5 tokius paduoda. Eini nuvarai į, pavyzdžiui, kitą rajoną, nusipirk viškai kiti lipdukai. Jo. Nu bet va tas ir yra, kad nebūdavo tokios labai... Distribucija didvyliška, karai. Visiškai. Logis. Tu per visą Panevėžį turi prakeliauti, kad surinktum šeimą tiesiog visą. žinai. Jo, tai jaučiu kiniečiai, aišku, darė. Tai tiesiog, žinai, ir daro megę vieną. Jo. Milijoną megių padaro. Sudeda į milijoną dėžučių ir visas į Panevėžį. Tada kits Vilnius siunčia, kits dėžutis. O gerai, man šiaip tada įdomus irgi toks klausimas, tu eidavai į kiną, ne? Į garsą. Jo, bet keliuosi tik filmuose. Bet buvau. esi- Bet atsimenu visus turbūt, kuriuos. Tai va, buvau. mano klausimas, tu ar atsimeni patį pirmąjį, kurį buvai nuėjęs? Garsė būtent. Jo. Austin Powers, gal. Ne? Neatsimenu, kuris pirmas, žinau. Mes ėjom į vieni su mokykla Jo. ir ėjom su mokykla į Aleksandrą Makedonietį. Jo, tai čia panašus laikas, nes Aleksandras Jo. Makedonėjas, man atrodo, 2-4 yra, jeigu aš neklystu, o vėliau vieni buvo, ar ne 2-5 kažkur. Jo, jo. O šiaip savarankiškai esu mergą nusivedęs į Star Wars filmą Klono taka. Jo. Prasidėbiliškiausias sprendimus buvo. Ne? Aš nesuprantu, kas prequelas yra. Jo. Aš buvau matęs Star Wars, o čia prequelas. Jo. Čia buvo man 4, 5 ir 6 epizodai, o čia pirmas. Jo. Jau man nebesuveda. Čia kaip žinai. tam klasė. Aš galvoju vis tiek, kad čia toliau eina Jo. veiksmas. Ana iš vis nesupranta, kas net nesidomi, žinai. Tai tiek. Tada ėjau į mumijas labai visas. Jo. Man atrodo, visose mumijose buvau Jo. kino teatre. Į trečią mumiją netgi ėjau Amerikoje, man atrodo. buvau. Ir Austin Powers, jo, atsimenu. Austin Powers gerai atsimenu. O Gladiatorių atsimenu, atvariau į Vilnių pas pusbrolį ir nusivedė į Gladiatorių. Nusen, ten buvo amazing. Dar Vilniui buvau kažkiam stop motion dinozaurų ten Jo. kažkoks, kur žmonės prieš dinozaurus, o tai dinozaurai, tai žinai, tam. Tokie. Sudėdęs, na, Jo, taip, na, 12-9 kadrai per sekundę dinozaurų. O- Ir nesaina vienam visam. Vat tu labai irgi gerai užsimini, kad buvai Amerikoje, ne? Ir pajutai tą, nežinau kaip čia pasakyti, tą laisvės pojūtį, nu kur pamatai, nežinau, tos saldumynus arba dar kažką ir va tada, ar buvo atsvara kažkokia, nežinau, prisvalgy tau jų arba dar. Man užtekdavo albumą, tą katalogą atsiversti. Jo. Žinai, pasižiūrėti, ką Vokietijai pardavinėjai, pavyzdžiui. Jo. Nu, aš jau suprasdavau, kad mes atsilikę esam baisiai. Jo. Saldumynų, ten, drabužių, žaidimų, žinai, kur atskiri, kur vartai žaidimus, tu net nežinai, kokia čia konsolė. Jo. Nes mes turėdavom paprastas Sega, nu, taip, Zilitonus, Sega PlayStation. Jo. O buvo 10 to konsolių, žinai. Jo, jo. Bet pas mus ant tiek siaura rinka, kad mes galvojam, kad čia vos ne PlayStation'as paprastą padarė, PlayStation Sega ir jau tada PlayStation'ą padarė. Bet šiaip va, tas, ką tu pasakysi katalogais, man dabar iššūkė tą atsiminimą. Aš atsimenu, man kokia šventė būdavo, kai Lego katalogą parveždavo. Ne patį Lego, žinai, žaidimą, nes tu tik svajonės galėjai turėti, kad va, piratų laivą kažkada turėsi iš Lego, žinai, bet tas katalogas, kur tu vartai ir svajoji, žinai, ką gali gauti, ką
ką turėsi. Jo, katalogą aš esu kokį 100 kartų perverts vieną katalogą tenai. Tiesiog, dar jokį 6 klasį buvau, ką rinkčiau, po vieną daiktą galiu rinkti. Bet atvert gerai, čia šaldytuvą imčiau. čia šokoladukai. Bet būdavo ir ta vidinė įtampa, jeigu pasakai savo tik vieną, o ten 2 dalykai. Aš atsimenu, turėdavau dar visokių ten knygų su piešiniais, tai mano irgi viena iš veiklų būdavo. Aš turėdavau, šiaip man mama figūrėlį nupirkdavo. Aš saugdavau labai, dėl to man pirkdavo, nes aš nesudaužydavau, ne vieną žaislą, ta prasme, mašinytis padėdavau, žinai. Ir figūrėlį, ten tų plastikinių kareivukų visokių. Ir aš ne tai, kad ant kilimo žaisdavau, bet atsiverti tenai ant knygą, žinai, su paveikslu ir ten žaidži, žinai. Išnaudoju reliefą 3D. Kaip tipo pasimdavau vežliuką ninja ir ten ką darbėnai dirba visą dieną. Ir tipo, kaip aš prasnykinčiau, kad nieks manis nepamatytų. Stealth, žinai, tipo, per stogą, čia virtaką per stogą. Nu, bet čia kiekvienas vaikas savo fantaziją, čia aš nesakau, kad aš išskirtinis buvau, žinai, tipo, mes turėdom tą savo fantaziją lavint ir nes nebuvo, nu, žinai, neturėjom kito, jokio, kur galėtumėm sėdėti ir žiūrėti tiesiog kažką. Bet va tas va man ant kiek yra toks, nežinau kaip pasakyti, vat kitokį, aš nenoriu čia dabar skambėti kaip tas toks grumpy senis, žinai, kur, va, mūsų vaikystė tokia buvo, žinai, bet taip ir yra, nes aš atsimenu, mes mamai, pavyzdžiui, jeigu darydom sveikinimą, žinai, tai tu pasiimi irgi katalogą Maximos, iškerpi, žinai, gėlės, desertų, žinai, suklijuoji ir tos padovanoji, žinai, kur pats nenupirks to deserto, bet va, yra įklijuota, žinai. Ai, žinai, kas man dar 2 metus prastumė, kašis ant durų, namie. Bet ne tas va. O toks, nu jau zdarova turėjau, gerą. Tokį per visas duris, lankas neblogas ir su tokiu tuo balioniniu kamuoliu. Užtekdavo. Aš susirašydavau NBA komandas, visą NBA lentelę, kas prieš ką lošia, Niksai ten prieš Seatlą, žinai, ir žaidė 2-1, tipo. Mėti už Niksus, tam kiek surinkti taškų ir aš į Niksam, taip jis laimėjo, tie playoffs eidavo. Man patikdavo visas tokis, žinai, turnyrai, visi tokie, braižyti, rašyti. Aš turėjau rezultatus sąsiuvinį, kur tiesiog rašydavus rezultatus, lentelės visokios, kur jau ten po to įgudau labiau piešdavau emblemas UEFA Champions League, žinai. Ten tiesiog tokį fragmentą, pavyzdžiui. Blemba, šiaip būtų faina. Aišku, jau čia išmečiau. Bet pačiam būtų įdomu pažiūrėti. Bet taip dar visai fainai ten gaudavas, žinai, rašydavus viską, ten per žinias žino rezultatą ir staigiai bandai nusirašyti į lapelį, o tada jau gražiai į sąsiuvinį rašai. Nežinai, kaip neatsisuksi, žinai, šitą dalyką, turėdavai, ką suspės, tas suspės. Šiaip mūsų žiūrovai dar uždavė klausimus ir būtent apie tuos tokius vaikystės pramogas. Ir vienas iš klausimų būtų, tai koks tavo vaikystės įsimintiniausias sidequestas buvo? Ar turėjai iš vis tokį? Turėjau, atsimenu 2. Vieną kartą ėjom pas karočią vyresnį berną iš Staniūnų, kažsako, einam, karočią, buvo vasara, sako, einam, man kažkoks vienas pinigų skolingas tenai, toli. Nu ir sen pasileidom, karočią. Aš atsimenu, išėjom 10 dienos ir atsimenu, tą dieną turėjau tik tai vieną veiklą NBA Action vakare, NBA apžvalga. Vienintelis dalykas, ko aš negalėdavau praleisti, NBA apžvalgos. O jie ten 7 gal rodo, žinai. Ir sen grįžau, aišku, 7:30. Kai baiginėjęs. Tai verkiau, nežinau, 1,5 valandos verkiau. Nes tu lauki vienintelio dalyko gyvenime, NBA apžvalgos ir nepamatai. Tai tas sidequestas buvo, mes ėjom per kažkokius laukus, ble, tenai. Nu, žinai, už Staniūnas, kai gyventi, tai jau ten laukai jau. Ėjom kažkur per sodus kažkokius. Ištroškom, karštą, mes 3 buvom. Priėjom tas klausimą, galim iš jūsų šulinį atsigerti. Sako, duočiau, bet sako, užteršia kažkas ten, primėtė sūrio kažkokią, žinai. Net vėl einam, jokio karočią atradom tokią didžiulę cisterną, tiesiog karvėm gerti, ten vanduo, iš tos karočią atsisukom, ten geriam. Nuvarėm ten pas kažkokį bičių, jo nebuvo, aišku. Nes, nuėjom, nėra, tai davai, atgal dabar einu. Ir čia grinai kaip tu kaip pasakysi sidequestas, aš šitą matau, žinai, taip. Ir tiesiog 8 valandas užtrukom. Ta prasme, aš buvau 1 klasėje.
Aš gerai atsimenu, nes aš antroji jau išsikėliau už tada. Kitas buvo trečioji, kitas penktoji. Tu kaip Bremeno muzikantai, žinai. Asilas, karočių šuo ir gaidys. Visi trys tokie keliauja, žinai. Bet man tas neorganizuotum šitoje vietoje, žinai, kur tu išeini, vandens Ne, man reikėjo, aš tiesiog norėjau prastumti laiką iki NBA action. Aš dėl to pasirašiau tam side questui. Bet pas mus, pavyzdžiui, aš irgi atsimenu vieną, kur mus, aš gyvenau, man atrodo, jau tada jos Staniūnų gatvėje vis dar gyvenau, o mus nuvežė autobus, nei tą autobusą sėdom į Molainių gatvės galą, žinai. Ir aišku, kad tu nebeturėm biletėlę, tiesiog pizdini tada, žinai, per visą pešiom tada. Aišku, apie taksą net negalvok, žinai, nes nėra nei telefono kaip išskvies, nei nieko, žinai. Ir tada tiesiog eini pešiom ir atsimenu, šalta buvo žiema, žinai, irgi tu grįžti. Ir dar kaip dabar atsimenu, dar grįžus ir pamoks reikėjo daryti, žinai, nes šitavo bėd, kad nuvažiavau su 16, žinai, kitą. Dar kitą turiu antrą side questą, kur side questas buvo kaip grįžti namo. Tipo, mano draugelis surado ten tokią paną trumpam, žinai, ten tas draugys ten po 2-3 mėnesius. Iki pirmo nesutarimo kažkokio, kur nuomonės išsiskiria ir visą gerą. Ir jie darė prie Molainių ežerų. Ne Molainės, bet Molainių ežerai, kurie tenai darė tuselį, žinai, kažkokiai chatai. Mes galvom, net nesakysim tėvam, nes neleisčiau, kokią išeisim 10 grįšim, žinai, tipo 11 po 11, nu vėlai, bet tipo dar ok. Mes buvom vis tiek 10 klasė jau. Nuvarom, anksti dieną, geriam, žinai. Blet, kaip nesinori namoje, taip faina, žinai, mergų yra, prasme, pirmą kartą naujų mergų. Kraujomušas nebuvo. Iš kito rajono. Jo, ir ten jau sutemo, jau pusė 11, žinai. Blet, reik varyt. Šiandien pradėjau, o ten Molainiai, žinai, ten. Sėdi. Einam dviese. Pradėjom bijoti, žinai, tipo, nes ten vienoj laipsnį pradėjom, ten jau kaip vežliukai nindus, jau ten kampais. Ir yra jau pačiuose Molainėse Puskė gyvena. Man, blet, gal varom pas tavo Puskę, gal mes negrįšim gyvi, žinai. Nu jau po 11. Jau tipo, jo ten atstumai, dabar tai ten nėra didelį atstumai, bet tada atrodo, nu tu kiekvienas kiemas yra atskira kova. Bet aš dabar, žinai, klausau, aš klausau, man grinai toks vampyrų filmų, žinai, kur tu žinai, kad iki saulės laidos nespėjai viską, žinai. Jo. Curfew. Nuvarėm pas tą Puskę. Sakom, gal čia paskambint tėvam, gal į man ir senį. O jinai jau buvo pasakys, kad mes ten, nes jin žinojo, kur mes varom. Mes tik atvarėm, kažkas skambinsim, gal mamom duris skambina. Draugelė motina. Tas tik, o mama, baim. Aš toks, žinai, žvenk, pradėjau, sako, tu nežvenk, tavo mašinai atvežė. Tai tas jautėsi irgi kaip, nes toliai reikėjo išvengti daug žmonių. Ir po to dar turėjai motinas išvengti. Ir dar side quest su merga pasilaižyti turi buvo, bet aš neįvykdžiu toks. Su viena tokia, ten kažką kalbėjom. Ir žinai, ten, blėt, valgo, su sumuštinį, su dešra, karočiui, valgo. Ir aš ją prajokinu, žvenk ir visą tą dešrą. Žinai, matau tą dešrą, barai. Tai lyga neįvykdyta šitas. O gerai, tu labai gerai nukreipi tą temą ir turim jau eiti pabaigą ir apie maistą dar noriu pakalbėti. Būtent iš vaikystės mes turim tos patiekalus, kurie yra skaniausi ir neskaniausi. Visi žiūrovų klausimai buvo. Ne, buvo daugiau, bet mūsų laikas labai spaudžia, žinai. Aš žiūriu, Maikė, blėt, labai spaudžia. Ir Maikė labiau spaudžia negu laikas. Gerai, apie maistą, gal aš jau taip smagiai pabaigstamiausias tema. Pradėsim gal nuo mūsų rėmėjų, šiandien mus remia Sitirašas ir turi tau klausimą. Jeigu būtų kuriamas tavo vardo patiekalas, kokį ingredientą ten tikrai nebūtų ir koks ingredientas tikrai būtų? Man reikia prisirišti prie mano vardo ir prie mano asmenybės. Prie asmenybės. Gerai, tai būtų su troškinio tipo. Jo. Aš galiu patiekalą papasakoti. Susiduoju labiau troškinio tipo būt. Toksai
Daug visko. Kur reikia pasipist, padaryti. Daug darbo įdėta. Jo. Atrodo paprastai, bet yra įdėta daug darbo. Jo. Žinai, 8 valandas, traškinimais visokie, žinai. Būtų toks aštrus, kad ne kiekvienam, žinai, Jo. taip. Toks koks ir tu esi. Jo. Jo. Tai gerai, tai bet... Šalia galbūt daržovių, bet nebūtinai. Gali ant bulkos dėt, gali ant ryžių dėt, žinai, taip va. Bet čia va, skanu yra ant bulkos. Plain looking, ta prasme, paprastai atrodantis, bet taip, kur turi paragauji, nu, tai kur. Kur tu iš pirmą kartą galvai, nu gerai, toks papras, bet paragauji viskas, nuneš viską, ne? Dabar čilį dariau, troškai. Žinok, Jo. jeigu va, galėčiau eiti, žinai ką, darykim čilį, va, būčiau Čilį, čilį. okei. Yeah. Jeigu aš dabar eičiau su vienu patiekalu į maistų konkursus, eičiau su čilį. Su čili, ne? Savo. Koks Jo. tavo firminis čili patiekalas yra? Vat, iš ko tu gamini? Ko jisai gal... Ingredientai, aš Jo. turiu 10 ingredientų. Ok, gerai. Tai eina vis tie faršas, ten svagūnai, ten tas pomidorų, ten tas pastas, žinai. Tada dedu šaukštą obuolių uogienės, Jo. juodą šokoladą plytą. Į troškinį. Jo, okay. Sodrumas visas atsiranda. Kavos padelį įpilu, cinamoną įmetu, kuminas čia turbūt prie standarto. Tai ten aitrių į pipirų, ten jau, bet jau pats stengiasi susitrim, žinai. Jo. Ne tų paprastų juodųjų, bet ten tų jau čili, sudžiovintų, žinai. Pala, ką aš ten dar dedu? Mėsa. Mėsą dedu, jo. Dar tikrai kokie 3 ingredientai buvo. Dariau prieš 3 dienas, pamiršau, bet gal ir ne, gal čia mano paslaptis. Paslaptis. Tai nuo to ir pradėjom. Paslaptis yra paslaptis. Bet tiesiog pridedu daug, dar juodo alumą degleizinu, taip, mėsą, žinai, kai jau baigia kepti juodo alaus, porterio arba stauto. Tai visą šitą sudedi ir eleveitinu labai. Tai aistė, nėra ten tų troškinių mėgėja, bet šitą troškinį valgė, džiaugiasi, dėkojo ir dar nupirkau ant galo, nes visą puodą padariau, atsibodo kaip troškinį valgyt. Jo. Tai tų hard shell tacos, Jo. tų kieto kiauto. Taip. Tai dar į tą susidėjom, ten taip, šiandien geriausias. Tai čia galėtum ir draugus vaišinti ir viską. Jo, šitą, tada šiaip galėčiau karbonarą fieną padaryti, pastą karbonarą, su sardinėm pastą galėčiau labai gerą padaryti. Nors šiaip, jeigu mano asmeniai būtų ingredients sardinės, žinok, daryčiau, o dabar pagalvoju. Aš žiauriai sardinės mėgstu, šiandien ryte, aš kiekvieną dieną valgau sardinės realiai. Bet, o gerai, į kokį patiekalą tu jas galėtum dėti? Pavyzdžiui, į troškinį būtų galima dėti ar nelabai jau? Sardinės labiau eina su salotom visokiom gyvom, pavyzdžiui, su pankoliu labai gerai. Į pastą eina irgi. Yra sicilietiška su razinom, bet aš darau tokį, ten su kaparėliais, su svaguniukais, žinai, daug nereikia, užtenka, bet ten reikia geros karbonkės sardinių, su geru aliejum. Jo. Tos paprastas už 2 eurus ten nesigaus labai gerai. Ne taip gerai gaus. Tai tą šiaip sardinės aš dedu į salotas. Turiu vienai, susiradau Instagram'e moterį, kuri iš sardinių daro maistą tiesiog. Tai aš ten, žinai, parašyk komentarą į receptą, recipe parašyk, tai man atsitė 15 sardinių receptų. Okay. Tai seniai, aš dabar ramus karaš. O gerai, tu čia taip gražiai papasako apie dabartinius savo patiekalus, bet jeigu dar šiek tiek grįžtume, pats gamindavai valgyti kaip vaikas ir jeigu nesigamindavai, ne? Ne. Nemokina manęs mama dalykų, labai kažkaip. Nelabai nesavarankiškas buvau, eidavau drabužius pirkti su mama visada, pats niekad, ne. Kaip aš, žinai, mama vien turit sūnus, mama. Tai viską, aš padarysiu, čia tave apskemins, apgaus, visi čia nesąmonę nusipirksi, karočią. Tai labai buvau priklausomas nuo jos. Ir maistą laukdavau, kol grįž padarys. Tai nebuvau savarankiškas, bet tada, kai jau stoju univerą, tai viską pasikeičiu, žinai, nenori jau ten savarankiškas. O kokį maistą, pavyzdžiui, kokią laukdavai, kad mama pagamintų? Koks tau yra, gal iki šiol yra kažkoks mamos gamins maistas? Man karštis sumuštinis, bet čia Bet jie trikampiai. Sen, nebuvo kvadratinės duonos. Jo. Tai kokį tu trikampį padarysi iš tokios formos. Na. Tai tokia duona, per pusę perpjauni, šlapenka ant vienos, šlapenka ant kitos ir sūrė fermentinę. Ir į orkaitę?
Ar į mikrų? Mikruškė. Mikruškė. Jo, nu tai ten padažiukai kažkokį, žinai, ten kažkokį pikantišką, ten čia snaikinį. Eik, blėt, ketšupą ir viskas, žinai, arba ketšupą, arba ne ketšupą. Arba ketšupas. Jo, čia tų laikų dalykas, arba ketšupas, arba ne ketšupas. O buvo maistas, kurio nekesdavai, nu, vat negalėdavai valgyti, kad ir kaip siūlydavo, nežinau. Mama nupirkdavo tokios iš parduotuvės žuvis tešloje. Jo. Tai aš tiesiog tešlą nuklierdavau ir likdavo baltas sausas gabalas. Žinai, ir ne tai, kad nu tokie pailgi, tiesiog va tokia storė, Jo. tokia kaip avies koja. Jo. Nu žinai, tipo, aš nesuprantu, kaip, bet tipo, paimdavo visą žuvį, Jo. nu jau ten be organų, bet su kaulu dar. Jo. Jie tiesiog miltose kiaušinį ir pizdavo į fritiurkę. Ir va tokia dydžio. Jo. Nu, tipo, nusiperka, nu tai seniai ten išdžiūvus ta jau balta ten. Tai tą tešlą nuvalgydavau su majonezu. Bištą paliek motinų grįžti, kas čia? Mėgeri maistą. Mėgeri maistą, jo. Žinai, dar plovą nemėgdavau, nes buvo labai su riebavą panaudodavo. Jo. Bet Mama. man... Neišmesdavo. Neišmesdavo, ne? Neišmesdavo. Ir toksai gauni, žinai, įdedu plovą, gauni 5 gabaliukus, iš jų 4 riebalus. Jo. Toks, blėt. Nu gerai, tą sujungi su tuo, suvalgai, lieka dabar 3 riebalo gabalai tokie. Bet aš, pavyzdžiui... Tas kūra ta karošė. Bet vat tas, nu, turbūt nepadarys plovo be tos riebios mėsos, nes aš ką irgi atsimenu. Seniai, ten kažkaip nuvyr, nu žinai, ne ta riebi, ta prasme, tu gali, aš dabar riebi valgau. Jo. Bet tu atskiri kremzlę, o ten nuvirdavo tą mėsą ir tada kepdavo. Jo. Nu seniai, nu viški nereikalinga. Virtas lašinys ir išlikščiausias dalykas. Ne, aš sutinku, bet aš ką atsimenu iš savo mamos plovo, kur darydavo, kad labai geri ryžiai būdavo, ten to ir padažo daug būdavo, žinai, visą kitą. Bet, pavyzdžiui, ta mėsa, kad tu dar galėdavai atskirti, žinai, kur yra šiek tiek neriebų, tad tas valgai, tas kur riebus jau pavyzdžiui, žinai, nevalgys. Būn, kur apsigauni, kur įsidedi ir sukandas per minkštą. Jo, jo. Let. Pakiškiu, aš tai supildavau, mane prigavo, aš supildavau atgal tos. Ne? Jo, bet aš drinėlis neišmaišydavau. Žinai, toks... Vienoj vietoj, Jo, kad ratlas. paliek 6 gabaliukus sumet, grįžt ir man matos 6 gabaliukai. Vaikai, jie nemoka po savęs pėdsakus lieti. Kaip laputė su uodega, be šansų, labai prigaunami jie. Tai man atrodo, kad šita tokia džiugia nata galim ir baigti, tai ačiū labai man tai, kad buvai. Išmokai ką nors? Ne, išmokau, kad dabar reiks valgyti, daryti, išmokti. Iš sardinių. Iš Nusipirk sardinės. Sardinės yra aфиgenas maistas tuo, omega-3 visi šitie dalykai ir jos neturi jokių metalų, nes jos labai neilgai gyvena ir neprisirenka. Žinai. Tai aš tada tau Jas galėsiu. jaunas visas pagauna. Nu, taip, komentarą parašysiu recipe ir tu man atsiūs. Gerai? Gerai, aš tau persiųsiu tą failą su 12 receptų. 12 receptų, gerai. Iš jų realiai 3 skirtingi, nes ten kartuojas. Nu, ten užtepėlė, 4 užtepėlės, kur ten po 2 ingredientus skiriasi, bet vis tiek užtepėlė. Bet seniai, sardinių užtepėlę padaryčiau. Nu, aš jau dabar visai noriu suvalgyti sardinių štepėlės. Ir dar vieni mūsų laidos draugai, Make Heads Turn, dovanoja tau dovaną, tai yra įvairių ženkliukus ir manau, kad galim juos apžiūrėti dabar. Žiūrėsiu. Šokoladas atrodo tas toks, kur būda karūnas. Nuo 1 iki 10, kiek tau yra šitas relatable daryti? 8, bet ne taip atrodydavo, bet kioskas man labai relatable. Jo, bet Panevėžy, žinai kas, nebuvo taip populiaru kioskai. Kaip Vilnius. Jo, nes mes turėdom tas mažus parduotuvytis, tokias, vieną, kad mažutę. Sasiskat. Sasiskat turėdom. Aš iš kiosko čebrėkus pirkdavau. Iš kiosko? Ilonos čebrėkai seniai buvo. Čia, žinai, kur yra, prie 5 vidurinės buvo kioskas, va ten atsimenu, mes pirkdavom maistą. Jo. Aš prie Klevo pirkdavau. Klevo, okei. Gerai, kiek tau su vaikystė šitas asocijuojas nuo 1 iki 10? 1, ne. Man reikia. O, čia sardinė yra sen? O, prašau. Pažiūrėk, kaip žinodami. Žuvis. Sakykim, čia sardinė. Sardinė. Jo, panašiai sardinė. Dabar tau rūpinai. Kičeinas. Balandis. Balandis. Čia, kaip galim pasakyti tą populiarų, kad aš dabar išsiaiškinu, kodėl mažų balandžių niekur nėra, nes labai negražus. Vesputė. Sakykim. Nice, dėkui.
Dėkui, Gerai. Dėkojam tada mūsų svečiui pirmiausia Mantui Katleriui, kuris šiandien atvyko. Dėkojam mūsų draugams City Rush ir Make Heads Turn. Ir susitiksim jau labai greitai kitame epizode. Iki.